Na tai va, sveiki visi, su jumis Broksta ir šiandien aš susikūriau naują pasaulį. Tai dabar nežinau, gal ką nors reikia pastatyti, šiaip norėčiau kokį nors redstone redstone panaudoti, tai pasiėmam piston, panas, nesąmonė, sekti, nežinau, ko man čia sandstone slab, gerai, pabandysim, turbūt pabandysiu piston vėlius tokias, paprastas, jos gali būti ir didelės, ir man su dydį galima visada keisti, tai turbūt man neprireiks paprastų pistonų. Kaip presas pajungų labai leidžiu. Nesvarbu. Tai vienu žodžiu tada aš paimkim taip padarykim. Pavyzdžiui. Padarykim čia tokį prieimą. Ne tai. Vienas išprašau. Tai tiesiog nuvesim. Bet mums reikia, kad jis būtų įrūtas, tai pavyzdžiui, jei padarytume taip. Ir dabar tas išsijungia, bet tas neišsijungia. Lemmas. Nesvarbu, geriausia tai, kaip aš anksčiau darydavau. Va taip. Kaip darydavau, taip ir darysiu dabar. Bet reikia daryti taip. Ir šitaip. Va, matot, viskas čia labai paprasta. Čia viską galima labai gerai, gražiai išlaikyti. Pavyzdžiui, jeigu stoji čia išjungia, dabar tą patį reikia padaryti kitos pusės. O jeigu aš padaryčiau, tai čia galima kaip nors stupinti. Tiesiog reikia sugalvoti, kaip. Bus viskas labai paprasta. Na tai taip padarysim. Pavyzdžiui, iš karto geriau, kompaktiškiau, tokios labai geros durys gausis. Ne, aš nemeluoju, čia žinokit, žiauriai geros durys. Čia žinokit, jeigu draugui parodysit nugrius. Įžadu, žinokit, aš nemeluoju. Aš žinokit, nieko nebuvau pasiruošęs, aš čia šiaip suvatai va. Šiaip skūriau šitą video. Nu, tai vienu. Pagražins. Man labiau patinka grožis. Tai va, vienu žodžiu, dabar taip galim sudėti. Ir galit padaryti kokį tik norit aukštį.
Nu čia pavyzdžiui, aš parodysiu tokį paprastą dalyką. Na, čia viskas. Nu, matai, ta prasme, čia nais. Viskas įmanoma, kas įmanoma. Jeigu iš vis įmanoma. Kartais būna net neįmanoma, bet Minecraft'e tai galima padaryti viską. Čia nu tai va, čia mes to sudėtam blokus. O va, kaip greitai. Labai greitai kažkaip. Na tai. Tai va, po to jeigu norėsit, tai galite susigalvoti, kaip ir iš tos pusės pasidaryti. Bet čia jau nieko sunkaus. Nu tai va, čia tokia mano Minecraft Wrestling pamoka. Nu tai viskas turbūt. Ačiū, kad žiūrėjote.